Labas tau, mano draugė, ryt sveikinai su tavim iš kitos planetos. Tai pradant įrašą, kaip visada noriu pakviesti tave minutei užsimerkti ir pajausti savo vidų, pajausti savo kūną, kad ir man įrašas tekėtų giliau, lengviau ir tau, kad jį galėtum priimti giliau ir lengviau. Tai paprašysiu tavęs užmerkti akis, minutei laiko. Ir giliai įkvėpti ir iškvėpti. Pravėrus burną šiek tiek, dar kartą giliai įkvėpti ir iškvėpti. Ir pajausti savo kūną, pajausti, ką jauti šiuo metu savo kūne, praskenuok jį nuo galvos iki kojų. Aš jaučiu ramybę. Jaučiu virpuliuką, šiek tiek ties saulės rezginiu. Toks mažas spaudimas ties saulės rezginiu, seniai dariau įrašą. Bet jaučiu ir džiaugsmą didelį tuo pačiu. Noriu šypsotis. Jaučiu, kaip saulė šviečia į veidą, jūra ošia ausyse. Ir yra gera akimirka tau pakalbėti ką nors ir pasidalinti su tavim. Tu dar kartą praskenuok savo kūną, pajausk, ką jauti šiuo metu. Ir tai nebus ilga sesija, tiesiog trumpas sustojimas, pusei minutės. Ir dar kartą giliai įkvėpk. Iškvėpk. Ir atsimerkiam. Ir va. Tai ryt sveikinai su tavim. Yra daug dalykų, kas vyksta mano gyvenime. Nežinau, ar įsirašys gerai garsas, nes labai vėjas pučia. Bet pažiūrėkim, kas nutiks. Tai mudu su Violeta pradedam savo turus per Lietuvą gyvai. Važiuosim per skirtingus miestus, miestelius. Darysim savaitgalius, kur pavyks. Ir žodžiu, šie metai tokie daugiau noris sukurti Lietuvoje bendruomenę, sujungti visus ir padaryti nuostabių dalykų kartu. Tai jeigu dar nematei arba jeigu dar dvejoji, kviečiam tave pabandyti atvažiuoti kokį nors mūsų renginį gyvai ir pažiūrėti, kas nutiks ir apskabinti, paspausti ranką viens kitam, sakyti labas tau. Padaryti sesiją kartu, tai bus smagu. Ir noriu šitam įraše pasakyti kelis dalykus, kur matau žmonės stringa, kur matau yra pasimetimas kažkoks. Ir tiesiog truputį paaiškinti daugiau, kaip veikia sistema visa žmogaus ir jausmų ir minčių. Tai yra keli dalykai, kas vyksta mūsų viduje, mūsų kūne. Vienas dalykas yra mintis, mintis. Kitas dalykas yra mūsų jausmai, emocijos pavadinkim. Norėčiau atskirti žodį jausmai nuo emocijų, nes tai man truputį skiriasi. Jausmai, kad paaiškinti, yra tai, ką aš dabar jaučiu. Pavyzdžiui, šviečia saulė man į veidą ir jaučiu šilumą, arba girdžiu jūros ošimą, jaučiu vėją dvelkiantį, jaučiu užuodžiu kvapą jūros ar ne, sėdžiu padėjęs ant pagalvėlės užpakalį. Visa tai yra jausmai, ką mes jaučiam šiuo metu ir kas vyksta šiuo metu. Aš jaučiu visko daug per savo visus pojūčius. Kitas dalykas yra emocijos. Emocijos angliškai, man atrodo, išvertus yra energy in motion. Tai yra judanti energija. Ir kartais aktyvuojasi mūsų kūne judančios energijos. Jos dažniausiai būna sunkios. Pavyzdžiui, nerimas ateina, spaudžia tau krūtinę. Arba palieka tave draugas, draugė. Ateina skausmas, plyšimas krūtiniai, saulės rezginy. Arba nori pasakyti kam nors tai, ką galvoji apie jį, bet bijai, kad sugrius tau gyvenimas ar prarasi darbą, dėl to ir jauti saulės rezginy sunkumą. Arba užspaudžia tau pilvą,
dar kas nors juda, koks nors kakle užspaudžia, nori ką nors pasakyti savo draugui, bet jauti gėdą, pavyzdžiui, ar ne, ir tau spaudžia kaklą. Visa tai yra emocijos mūsų kūne. Tai kad paaiškinti, kartais žmogus sako, Ryti, bet aš nieko nejausiu, jeigu išjausiu visas emocijas, aš nieko nebejausiu, tada būsiu kaip daržovė juodoj tuštumoj. Tai yra atvirkščiai. Emocijos kaip tik mus smukdina žemyn ir mes negalim jausti jausmų, tai kas vyksta dabarty, čia, potyriai visi, mes negalim jų jausti, nes emocija atsiradusi mūsų kūne užgožia viską ir numuša žemyn visą vibraciją ir visą jautrumą ir visą mūsų sąmoningumą ir pajautimą. Atrodo, tai yra kaip inkaras, kaip plyta, kuri atsiranda ir kurią mes nešam ir jinai atima daug gyvybinės energijos ir daug dėmesio mūsų, jeigu nežinom, ką daryti su tuo. Tai jausmai yra tai, ką aš dabar jaučiu, tai, ką Dievas duoda mums šitoje akimirkoje, visa, kad ir kur esam, ar Akropolį, ar prie jūros, ar lovai savo, kad ir kur esam, tai, ką jaučiam dabar, tai, kas nekala į pilvą, į krūtinę, arba neskausmas yra, o tiesiog yra neutralus potyris, tai yra jausmai mūsų. Emocija yra, kai atrodo iš organų pakyla energija, sunkumas ir raitos, skauda, spaudžia, plyšta, tempia, tankumas, akmuo, plyta. Ne, visa tai, kas yra sunku, dažniausiai gali būti taip pat koks nors didelis džiaugsmas, bet irgi yra iš ego, iš emocijos. Ego ir emocija yra tas pats realiai, ego energija ir emocija. Tai jeigu aš laimiu olimpinės varžybas ir pažiūrėkite mane, aš nugalėtojas ir tu jauti tą ekstazę virpančią krūtiniai, tai taip pat yra emocija. Ir tiesiog paaiškinti tai, kaip tai veikia. Tai turim mintis, turim jausmus, turim emocijas. Jausmai padėkim į šoną dabar, tai yra tai, kas vyksta dabar, palikim tai kol kas. Yra mintis ir emocijos. Yra daug mokymų pasaulyje, kurie moko afirmacijas visokias mintims, kurie moko, kaip keisti mintis, keisti savo mąstymą, kurie moko, minčių darbas, proto darbas, dar veikia mikrofonas, lygtais gerai, proto darbas ir daug yra mokymo apie tai. Tai mintis yra, įsivaizduok, kompiuteriu sukurti vaizdiniai ir istorijos ir kontekstas, iš ko yra pagaminta tavo emocija, kuri aktyvuojasi tavo kūne. Pavyzdžiui, tu eini gatve ir koks nors žmogus nepažįstamas tau sako, pažiūrėk, kaip jinai apsirengusi lievai. Ir tu jauti, priimi tai asmeniškai ir tau krūtinę užspaudžia, saulės rezginį užspaudžia sunkumas ir tau iškelia emociją, tau iškelia tavo sunkų jausmą, sunkią emociją, skausmą galbūt kažkur iš vaikystės ar dar kur nors, kai iš tavęs tyčiodavos mokykloje ir taip toliau. Dabar einant gatve, kai jau esi suaugus 45 metų, tau vis tiek yra neišgyventa emocija šita ir tau kabina į tavo krūtinę, užspaudžia ir saulės rezginį. Ir ką žmogus daro tada, dažniausiai žmogus nesuvokia sąmoningai, kas vyksta, yra noras iškart kaltinti tą žmogų, kuris aktyvavo tą jausmą. Jisai nesukūrė to tavyje, jisai tik palėtė savo žodžiais, aktyvavo tai, kas buvo tavyje, bet nebuvo aktyvų, nebuvo iškilę. Tai kaip mieganti energija, kuri aktyvuojasi, kai kažkas ją paliečia ir sujudina. Tai tas žmogus pataikė į tavo skaudžią vietą ir jisai aktyvavo tai tavyje. Ir tada, kai jisai aktyvuoja tavyje emociją,
tuo pat metu prasideda mintis. Prasideda arba apie tave, savęs smerkimas, o aš kokia lieva, aš blemba, ką dabar daryti, gal iš tikrųjų aš taip atrodau lievai, negražiai esu, gal kažką gal reikia pradėti eiti sporto klubą, dar ką nors. Proto darbas yra siūlyti variantus įvairius, ką tau daryti, kad nekiltų šitą energiją, nes jinai nėra komfortiška. Ir kai tu pajauti sunkumą, tau protas iškart kompiuteris meta visokius variantus, ką tau daryti, kad tu nebejaustum to, kad baigtųsi tai. Gali sakyti, eik valgyt, prisikimšk picų ar dar ko nors, gali sakyti, eik kvėpavimo praktikas daryti, iškvėpuok tą sunkumą, gali sakyti, eik pabėgiok dabar, 10 kilų išbėgiok, gali sakyti, eik rūkyk ar dar ką nors. Yra daug variantų, ar užgerk ką nors, yra daug variantų, ką protas sako, kai iškyla sunkia emocija. Tai tave aktyvuoja kažkas, tave paliečia kažkas, iš išorės iškelia tavies skausmą, protas pradeda siųsti mintis ir savęs smerkimą tuo pačiu, ir to žmogaus smerkimą, kaip tu drįsti man ką nors sakyti, asilas tu, ne? Galbūt išsakai tai garsiai, galbūt ne, bet yra noras kaltinti tą žmogų už tai, kad tą vietą iškėlė. Yra noras kaltinti save, kad tai tiesa, atrodo, ką jisai sako, tai apie mane asmeniškai jauti. Ir yra krūva minčių, kurios sako, ką tau daryti, kad nejaustum to, variantai, ką pakeisti gyvenime, eik sportuok, eik pavalgyk, eik parūkyk, eik pagerk, eik dar ką nors padaryk, kad nejausti to sunkaus jausmo. Tai dar kartą, kas nors iš gatvės, iš tavo artimų žmonių ar koks nors žmogus situacija iškelia tavyje sunkią emociją, aktyvuoja tiksliau, ir tau ateina savęs smerkimas, tau ateina to žmogaus, kuris aktyvavo smerkimas, ir tau ateina pasiūlymai proto, ką daryti, kad to nejaustų. Dažniausiai žmonės eina su šituo variantu ir teisia save, teisia tą žmogų ir kažką bando pakeisti gyvenime. Kas iš tikrųjų veikia ir kas užbaigia šitą košmarą, tai yra, kai tu neimi nieko, ką protas sako ir ką mintis kuria, kai iškyla sunkus jausmas, sunkia emocija. Aš sukūriau jausmų sesiją būtent tam, kad išgyventi tai iki galo ir 20 metų tai netruktų meditacijų ar sporto, kad pagaliau tai išgveldentum. Tad užmerki akis, tu užčiaupi savo burną, nekaltini nei savęs, nei nieko. Užčiaupi savo burną ir išoriai, bet ir viduje, mintise, nekuri nieko apie save ir apie kitus. Nekuri, tiesiog neleidi savo kurti jokių istorijų apie tai. Padedi rankas delnai žemyn, užmerki savo akis, užsidedi raištį ant akių arba skarelę ir atsiguli, gali atsisėsti, bet geriausiai atsigulus. Nejudini visiškai savo kūno ir jauti, skoncentruoji į krūtinę, užspaustą, į pilvą užspaustą ir jauti, žiūri į tą vietą, žiūri ir jauti tą vietą ir nejudini. Ir matai, kaip eina srautas minčių, nes toks, aš toks, tu toks, tau reikia tą padaryti, tau to nedaryti, jau reikia pasikeisti, gal reikia nors gyvenime pradėti daryti, sportuoti, judėti, gal eiti pavalgyti, gal pizzą padėtų man dabar, gal parūkyti, nueiti, kaip sunku. Eina visas šitas srautas ir tu nieko nedarai dėl to ir tu toliau guli ir nejudi ir žiūri kūne į tą vietą, į tą sunkumą, į tą energiją, savo kūne, savo viduje atsigulus. Ir svarbu gulėti ir išbūti tol, kol eina šitą Formulę 1, atrodo važiuoja minčių srautas. Ir kai minčių srautas važiuoja, tavo kūne taip pat vyksta, gal plečiasi tas sunkumas emocinis, gal jisai juda kažkur, pavyzdžiui, iš krūtinės į gerklę, gal jisai mažėja, gal traukiasi ir tu stebi, kas vyksta tavo krūtiniai. Tai visa esmė, pagrindinė žmonių klaida
kai jie bando eiti su mintim ir ką jos sako ir tiki jom, kai iškyla sunki emocija kūne, kai jinai yra aktyvuota ir ją užtrigerina kažkas, ką reikia padaryti, reikia iš minčių savo visą dėmesį ir energiją grąžinti kūną į tą vietą, kur labiausiai spaudžia, užčiaupti savo burną, užmerkti akis, užsidėti skarelę ant akių, padėti rankas delnai žemyn, atsigulti, sakyti, nu davai Dieve, einam į tai, einam iš tą jausmą, laikas susitikti. Jeigu tu tęsi tai, ką mintis sako, keisi save, darysi dalykus gyvenime, kad nejaustum sunkumo, sunkaus jausmo šito. Jeigu tu kaltinsi tą žmogų, kuris iškėlė, arba save kaltinsi, tu patikėsi, kad tai tiesa ir nesibaigs tai niekada. Tai amžinai gali trukti, kol kūnas mirs kažkada nuo viso šito svorio prikrauto. Tai mes einam į tai, mes atpainiojam tai, kas užpainiota, ir kad tai atsipainiotų, tu turi maksimaliai sustoti ir nejudinti savo kūno. Ir tu sustoji per jausmų sesiją. Mes darom grupės dabar sekmadienį, kiekvieną vakarą, turim akademiją, kur dar ilgesnės sesijos yra. Ir mes keliausim po Lietuvą gyvai, kad išmokytai žmonės, kad žinotų visi, ką daryti, kai gyvenimas byra iš rankų ir kai spaudžia krūtinę, pilvą, gerklę, smaugia skausmas. Tu išmoks, ką daryti, jeigu lankysi mūsų sesijas, pamatysi, pažadu tau, bet investuok į tai. Ne tai, kad mes labai pigiai darom tai, nes norim kuo daugiau žmonių pasiekti, bet investuok savo laiko, pabandyti tai tiesiog ir žinosi, kad tai veikia nuostabiai, jau daug yra 100 žmonių su mumis. Tai va sakant tai, mes neinam į mintis, mes neinam į galvą, neinam į istorijas, nedarom afirmacijų, nedarom jokių praktikų su mintim, paliekam mintis, tiesiog stebim jas ir sakom, ne, ačiū, nenoriu, ačiū. Žinai, kai tau siūlo čigonai, ką nors pirkti gatvėj, tu neini, neperki visko, nes kai, ačiū, man visko reikia, ne, tu vengia, nelabai nori turėti reikalų su tuom. Tai mūsų mintis, kai jos yra iš sunkios emocijos sukurtos, tai yra kaip čigonai bandantis mus apgaudinėti ir įtraukti į dramą, įtraukti į istorijas ir nėra jokios tiesos tenais, mano draugė. Tai visa tiesa yra, kai tu užmerki savo akis, užčiaupi savo burną, padedi rankas delnai žemyn, atsiguli, užsėdi raištą ant akių, nukreipi visą savo dėmesį į krūtinę, į pilvą, kad ir kur spaudžia labiausiai tave ir jauti tą vietą. Ir žiūri ją ir jauti. Ir esi su tuo. Ir jeigu pamatai, kad mintis nuneša kažkur toli ar į istoriją ir vėl pastebi, kad kaltini save ar kitus, grąžini savo dėmesį į kūną ir į krūtinę. Vėl grįžti į krūtinę, vėl grįžti į gerklę, vėl grįžti į pilvą, kad ir kur tave spaudžia, kad ir kas vyksta tavo kūne. Visada yra, ką aš jaučiu savo kūne šią akimirką, ką aš jaučiu savo kūne šią akimirką. Mūsų mantra, su kuria einam kiekvieną dieną, kas vyksta dabartyje per mano potyrius, ką aš jaučiu savo kūnu dabartyje. Kokie jausmai, emocijos yra mano kūne šiuo metu, kur spaudžia labiausiai, kur yra didžiausias sunkumas mano kūne. Praskenuok nuo galvos iki kojų, mano draugė, ir stebėk, kas vyksta kūne. Ir stebėk, kai kalbi su žmonėm, kai nueini į parduotuvę, kai nueini į kokį nors susitikimą, kai nueini į darbą, esi tarp kolegų, kai esi kakoj tualete, kai esi su mylimu žmogum lovui, kai myliesi, pastebėk, kas vyksta mano kūne ir pastebėk, kai esi mintise. Ir kuriasi istorijos tam tikros kaltinimai savęs arba kitų, žinau, kad melas tai, žinau, kad nėra kalties pasaulyje ir žinau, kad tu negali būti kaltas ir kitas žmogus taip pat negali būti kaltas. Nėra tokio dalyko, tai yra žmonių sukurta fabrikacija, kaltė ir savęs merkimas, savęs sėdimas, tai neegzistuoja
aš tau sakau, nes aš užtikrintas tuom. Ir jeigu aš tai radau savyje, vadinasi, ir tu gali rasti tai savyje ir įsitikinti taip pat, nes mes broliai ir sesės iš to paties dangaus, mano draugė. Tai žinau, kad tai, ką aš kalbu, nėra kažkokia magija ar mistika, tai yra patikrinti faktai, kelionės, kurią ir tu gali padaryti savyje ir tai nėra sunku, jeigu neklaidžiusi per 1000 knygų ir 1000 mokymų, o fokusuosi į kažką, kas veikia. Tai aš nesakau, kad tu daryt mūsų metodą, mano metodą, bet gali pabandyti ir pažiūrėti, nes jisai yra greitas, praktiškas ir eina iškart prie reikalo, nereikia ratais suktis, ieškoti atsakymų. Tai va, tai kas vyksta dar kartą apibendrinant tai, ką norėjau tau pasakyti. Mes turim mintis, mes turim jausmus, mes turim emocijas ir jausmai yra tai, kas vyksta šiuo metu, tai, ką patiriu vėją, saulę, prisilietimą, kvapą, skonį, vidinius pajautimus, intuiciją, visa tai yra jausmai mūsų. Mes turime emocijas, kurios yra mūsų bagažas, kurį nešam savo kūne, įvardinkim. Kuo mažiau neši emocijų, tuo geresnis tavo gyvenimas, santykiai geresni, darbas geresnis, kūnas sveikesnis, stipresnis. Emocijos mus smukdina žemyn ir neleidžia mums pavaryti gyvenime, išskleisti savęs, kas iš tikrųjų esam. Tai emocijas mes norim išjausti, pagauti, sumedžioti ir ištirpdyti, kaip sniegą pavasario saulėj. Jausmus mes norim jausti, patirti, atverti save pilnai, įsileisti save ir kaifuoti. Mintis mes norim stebėti, mes norim pagauti, pažymėti lyg, žinot, kaip paukšteliai, būna tų paukštelių visokių observatorijų, ar nežinau kaip vadinas, kur kiekvienas paukštelis turi savo žymę pažymėtą ant kojytės ar lapuką ar panašiai, kad atskirtų prižiūrėtojai ir mokslininkai, kas yra kuris. Tai mes turim pažymėti kiekvieną savo mintį kaip melą, kaip netikrą, kaip nenori tikėti tuo daugiau. Tai gali sakyti, irgi yra darbas su mintim, bet ne visai, tu tiesiog stebėjas ir grįžti į kūną ir į jausmą. Ir kai tu neini su jom, kai tu ignoruoji jas, jos lyg automatiškai pasižymi, kad tu nenori jų, tau jos neįdomios. Ir kai jos tau pasidaro neįdomios, kai grąžini savo dėmesį į kūną, jų vis mažiau ateina ir jos nebeturi jėgos prieš tave. Ir jų vis mažėja. Ir tavo jausmingumas, jautrumas didėja. Ir visko daug jauti. Ir nebėra daug minčių, ką galvoti apie tai. Ir lieka šitą akimirką su visais jausmais, bet nėra ką analizuoti apie tai. Aš neturiu ką galvoti apie vėją, kuris pučia dabar, arba saulė, kuri šviečia dabar. Nėra iš vis nieko ką pasakyti ir galvoti apie tai. Ir jeigu bandyčiau galvoti, jau yra kita sekundė, jau vyksta dar kitoks vėjas, dar kitokia saulė ir nėra iš vis prasmės galvoti nieko per daug. Tai mes norim jausti jausmus visus, mes norim atverti save jausmam, mes norim pastebėti, kai iškyla sunkumas, sunkia emocija, mes norim nustoti save kaltinti dėl to, kad iškilo sunkia emocija, smerkti save, tai melas, mes norim nustoti kaltinti tą žmogų, kuris iškėlė tau tai tavyje, tai irgi melas, jisai nekaltas, jis tiesiog pataikė į tavo vietą, kuri yra skausminga. Kai pabūsi su ją per sesiją, kai pagulėsi su ją užsimerkus, nejudinsi kūno, ta vieta išsivaikščios, ta energija skausminga išsivaikščios ir toj vietoj arba daug mažiau kabins kitą kartą, arba visai nekabins kitą kartą ir bus tuščia. Ir kuo labiau tuščia, tuo geresnis gyvenimas, mano draugė. Ir aš dar turiu taip pat darbą su savim, aš nesu kažkas kažkur toli. Aš esu daug patyręs visko, nes aš tiesiog skyriau daug laiko eiti savo vidų, pažinti, kas vyksta iš tikrųjų. Nenorėjau tikėti visuomenę aklai, norėjau pats pažiūrėti. Aš tiesiog skyriau daug laiko tam ir
Jeigu žmogus skiria daug laiko tenisui arba kirpimui išmokti arba važiavimui motociklu, tu ir išmoksi tai, tu ir būsi profas to, aš tiesiog skyriau daug laiko tam. Ir dabar mano užduotis yra pasidalinti tuo, išmokyti tuo kitus. Ir su Violeta darom tai ir mokomės toliau patys, bet ir mokom tai kitus. Tai va, tai turėk omeny tai, kad bet kokia sunkia emocija, tu ją gali ištirpdyti, jeigu pabūsi su ją. Yra dar kelios visatos tiesos, dėsniai. Nėra tokios emocijos, kur yra didesnė už tave, kurios negali išgyventi. Jeigu kūne iškilo kažkas sunkaus, žinau, kad kūnas yra pasiruošęs tai išgyventi pilnai. Jeigu nebūtų kūnas pasiruošęs išgyventi to, tai neiškiltų šiandien. Yra tokie jausmų, kurie iškilo neseniai, jeigu būtų iškilę prieš kelis metus, aš būčiau negalėjęs jų išgyventi, suprasti, pakelti, bet kūnas stiprėja ir jis gali pakelti vis daugiau, dėl to vis daugiau atsiveria dalykų. Ir kitas dėsnis yra, jeigu tu eini į tai, atrodo kartais vis daugiau ir daugiau kyla sunkumo, jis nesibaigia, ryti, ką daryti. Tai yra, kad tu atsiveri vis daugiau ir vis daugiau kūnas turi žalios šviesos. Dar iškelti visko, bet kai tu darai šitą darbą, tu jauti daugiau visko, gali iškelti visko daugiau, bet tuo pačiu ir jauti, kad plėtiesi, jauti, kad tavo gyvenimas keičiasi, jauti, kad mąstymas keičiasi, jauti, kad sąmonė keičiasi, suvokimas keičiasi. Ir tiesiog norėjau pasidalinti tuo su tavim šiandien ir jau beveik pusę valandos kalbu. Man atrodo, kad dar veikia įrašas, pažiūrėsim, kas nutiks. Tai sukursiu dar daugiau tokių video, nespėjau viską pasakyti, per pusvalandį galėčiau kalbėti 8 valandas, kol pamėsiu balsą. Ir čia dar turiu garsiau kalbėti, nes jūra labai garsiai ošia, tai pažiūrėkim, kaip gausis. Tai va, ir jeigu patiko įrašas, pasidalink komentaru, pasidalink su draugais, parašyk ką nors. Kuo daugiau gaunu atsako, tuo daugiau dar ateina motyvacijos toliau dalintis ir būtinai atvyk į mūsų savaitgalius, į mūsų renginius gyvai, į sekmadienio grupę prisijunk, jeigu dar nesi, 9 eurai tik kainuoja mėnesiai, visi gali prisijungti simboliškai ir ten 5 sesijas per mėnesį vyksta už 9 eurus. Į akademiją prisijung ir daryk tai. Svarbiausia, kad darytum tai, svarbiausia, kad pakeistum įsitikinimą, kad neit su mintim, jaust jausmus, atvert save jausmam, ką aš dabar jaučiu šiuo metu. Ir kai iškyla emocija, kai spaudžia krūtinę, pilvą, gerklę, saulės rezginį, kojas, smilkinius, užmerkti akis, užčiaupt burną, padėti rankas delnai žemyn, užsidėti raištį ant akių, atsilošti, atsigult patogiai, sakyti, atiduodu tai Dievo rankas, dabar pabūsi su tuo 10 minučių ir per tas 10 minučių gali padaryti tiek darbo daug, kaip vaikštant ratais per 5 metus, nes vaikščiojimas ratais ir nežinojimas, nesupratimas, kaip veikia, jeigu tu eini su mintim, kai kyla tau sunkumas kūne, tu negali to išgyventi, nes tavo dėmesys, tavo intencija ir tavo energija yra reikalinga ištirpdyti tą burbulą, tai kaip energijos kamuolys, ir tu turėjai ištirpdyti. Ir jeigu nenukreipi savo intencijos ir dėmesio į kūnę, į tą energiją, o į mintis, jinai negali ištirpti, dėl to tu pritrauki nuolatos tos pačius santykius su tom pačiom problemom, tas pačias darbo situacijas su tom pačiom problemom ir viskas kartojasi, atrodo kaip zombių apokalipsiai, vieną nušauni zombį ir dar 7 išlenda ir vis puola tave ir negali pabėgti nuo to ir puola, kol nueini į vidų, pagauni, sumedžioji emociją. Dar vienas dalykas pabaigai geras, jeigu darai su mintim, ką nors jos nesibaigia, jeigu nueini į emociją, ištirpdai emociją, baigėsi mintis automatiškai. Mintis eina kaip lietus iš debesies, tavo krūtiniai, pavyzdžiui, atsiranda skausmas, koks nors nepasitikėjimas ar liūdesys, kyla mintis
Jeigu tu eini kaltinti save, kitus, arba darai dramą mintyse, tai tęsis ir mintis tęsis. Jeigu tu nueini kūną ištirpdai, žiūri į tą liūdėsį, jauti, kaip liūdna dabar, bet nejudėsiu ir netikėsiu jokiom mintim, pabandys ką ryti, sako, žiauriai liūdna, žiauriai noriu verkti dabar ir pabūni su tuo, pabūni 10 minučių. Baigęs tą energiją, išsivaikšto, išsirutulioja. Pastebi, kad nebėra jokių minčių, nebėra liūdėsio, nebėra savęs smerkimo, dramos. Tuščia. Taip, kai ištirpda emocija, ištirpsta mintis, mintis yra kontekstas, vaizdinė forma ir žodinė forma, iš ko pagaminta emocija, kuri yra užtrigerinta ir aktyvuojasi tavo kūne. Mano draugė, 1,5 valandos jau. Tai va, linkėjimai tau, ačiū, kad klausei, pasidalink toliau šio įrašu su meile, sekančio pasitengsiu dabar dažniau įrašinėti ir pagavau vaibą naują ir noriu pasidalinti dalykais ir susitiksim, iki.